Mano vardas yra Juozas, esu Vapino namų komandos vadovas. Ir dabar papasakosiu apie vieną mūsų kvartalų, Vapino namai Bičiulių terasose. Tikiu, kad tai yra puikiai vieta gyventi. Pati gyvenvietė yra ant Vilniaus miesto ribos, nors yra ir Trakų rajone. Mūsų kvartalas nuo Vilniaus miesto ribos yra keli šimtai metrų. Šiuo atveju mes turime vieną papildomą labai didelį privalumą. Trakų rajonas patenka į zoną, kurioje šiuo metu yra numatytos būsto kredito subsidijos jaunom šeimom. Todėl tai smarkiai palengvina finansinę naštą. Šitoje kryptyje labai sparčiai šiuo metu vystoma yra infrastruktūra. Rekonstruojama visa gatvė tarp Vilniaus ir Trakų. Numatoma, kad per artimiausius 4 metus bus įrengti dviračių takai, todėl jūs galėsite iš savo namų dviračių pasiekti tiek Trakus, tiek Vilnių. Jau dabar yra puikus susisiekimas su miesto centru. Normaliomis eismo sąlygomis jūs pasieksite miesto centrą per maždaug 20 minučių. Piko metu tai galėtų trukti apie pusvalandį, iki pusvalandžio turbūt, priklausomai nuo to, kur važiuosite. Ir tai yra tikrai labai nedaug, lyginant su kitomis Vilniaus kryptimis. Visi pagrindiniai srautai yra nukreipti priešingą kryptimi, negu jūs važiuosite, ryte važiuojant į miesto centrą, o vakare grįžtant namo. Pakeliui yra daugybė parduotuvių, vaistinių, darželių, mokyklų. Net ir prie pat kvartalo Vapino namai Bičiulių terasose yra pėsčiomis pasiekiama daug infrastruktūros. Tai yra ir parduotuvė, ir vaistinė, ir ugdymo įstaiga. O mes, kaip vystytojai, prie pat savo vystomo kvartalo esame perdavę Trakų rajono savivaldybei didelį sklypą, kuris yra skirtas vaikų darželiui ir kurį Trakų rajono savivaldybė planuoja pastatyti per artimiausius kelis metus. Vapino namus kuria gerai susidirbusi komanda. Architektai ir architektės, kurie tiek užsiema vidaus interjero kūrimu, tiek išplanavimu, tiek pačių namų ir kvartalų projektavimu. Tai yra ir projektų vadovai, projektų koordinatoriai, projektų inžinieriai, kurie užtikrina statybą, užtikrina garantinį aptarnavimą ir po garantinį aptarnavimą, kad jūsų gyvenimas būtų kuo lengvesnis. Kvartale Vapino namai Bičiulių terasose yra įgyvendinti visi pagrindiniai Vapino namų koncepcijos elementai. Tai yra ir infrastruktūra, asfaltuotos plačios gatvės, apšviestos gatvės, pasivaikščiojimo takai, vieninga architektūra. Namai nėra vienodi, bet jie yra suderintos architektūros. Kvartalas yra vystomas etapiškai, statant kiekvieną gatvelę ir užbaigiant statybas panašiu metu, kad gyventojai įsikėlę į namus galėtų jaustis kaip namie, o ne kaip statybų aikštelė. Racionaliai mes planuojame ne tik namus, bet ir sklypus. Kiemai yra suplanuoti taip, kad žmonės būdami savo kieme jaustųsi visiškai privačiai. Sienų konstrukcijoms mes naudojame betono monolitą. Tai yra ypač svarbu dvibučių namų atveju, kadangi toks konstruktyvas užtikrina labai gerą garso izoliaciją. Ir kiek mes darėme akustinių matavimų, tai gavome rezultatus, kad mūsų namų garso izoliacija yra daug geresnė negu reikalaujama. Kvartale Vapino namai Bičiulių terasose yra siūlomi pakankamai skirtingo ploto namai, todėl, manau, išsirinks kiekvienas. Nuo pačių mažiausių namų, kurių bendras plotas yra 60-70 kvadratų, iki didelių namų, kurių plotas yra 150-170 ir galbūt netgi daugiau kvadratinių metrų. Jau patys mažiausi namai yra maži savo plotų, bet dideli savo erdvė. Pavyzdžiui, 70 kvadratų name mes turime bendrą erdvę, kuri yra virš 30 kvadratinių metrų. Turime 2 miegamuosius, turime namų modelius, kurie prie miegamojo turi netgi savo visiškai privačią drabužinę. Techninė patalpa. Kalbant apie šiek tiek didesnius namus, mes turime namus, kurių bendri plotai yra nuo 92 iki maždaug 104 kvadratinių metrų, kurie pasižymi labai didelėmis bendromis erdvėmis, tai yra daugiau negu 40 kvadratinių metrų, pasižymi tuo, kad turi 3 miegamuosius kambarius, iš kurių pagrindinis gali turėti erdvę drabužinę. Taip pat šitie namai gali turėti 2 vonios kambarius ir erdvų sandėliuką. Visi mano paminėti dvibučiai sublokuoti namai turi pakankamai erdvius kiemus, kurių plotas yra nuo 4 iki 6 arų. Kiemai yra orientuoti į skirtingas puses. Taigi, būnant savo namo kieme, jums netruks privatumo. Kalbant apie dar didesnius namus,
Net ir pats mažiausias vienbutis namas yra maždaug 127 kvadratinių metrų, į kuriuos įeina ir erdvus garažas. Namai yra erdvus, 4 kambarių su drabužinėmis, su 2 vonios kambariais ir erdvių sandėliukų. Didesni namai yra maždaug 150 kvadratinių metrų, kurie yra dar erdvesni. Jau ten bendra erdvė, virtuvės ir svetainės zonos sudaro daugiau negu 50 kvadratinių metrų. Yra labai erdvus ir patogus miegamojo kompleksas, kuris sudaro tiek pats miegamasis, tiek išskirtinai 2 drabužinės su langu ir tėvų reikmėms skirtas vonios kambarys. Taip pat yra erdvus maždaug 13-14 kvadratinių metrų vaikų kambariai. Ir žinoma patogus garažas. O pats didžiausias šiuo metu mūsų siūlomas vienbutis namas yra net 5 kambarių, kuriame tilps patogiai šeima su 3 vaikais arba su 2 vaikais ir dar liks atskiras kambarys darbo kabinetu. Visi vienbučiai namai yra siūlomi su erdviais sklypais, kur priklausomai nuo namo gali būti nuo 8 iki 9 ir daugiau arų. Šiuo metu kūrėme ir dar daugiau naujų namų modelių ir visai šalia planuojamam antram etapui Vatrino namų bičiulių terasose mes pasiūlysime dar daugiau namų. Jeigu domina namai, jeigu norite apžiūrėti kvartalą, namų įrengimą, susisiekite su mumis, o kontaktus rasite šio video aprašyme arba internetiniu adresu www.vatrinonamai.lt.